Reguliariojo plasta sostinės A lygos sezono nugalėtojo vardą anksčiau laikų užsitikrinusi SK Firmista panašu atsipalaidavo. Reguliariojo sezono nugalėtojai pralaimėjo trečią kartą iš eilės. Šį kartą vos šešiese susirinkusiems Mykolo Riomerio universiteto komandų žaidėjams. Rezultatyvus susitikimas baigėsi 96-101 svečių iš Fabijoniškių naudai. Nors SK Firmista pirmavo beveik visas rungtynes, o likus minutė iki finalinio teisėjų švilpuko rezultatas dar buvo lygus, bet šaltai pabaigą sužaidę studentai įrodė, kad A lygoje negalima atsipalaiduoti nei akimirkai. Mykolo Riomerio universitetai pergalę vedė Gytis Radzevičius. Jis į Firmistos krepšį sukalė paskutiniuosius 2 baudos metimus, kurie sunaikino visas šeimininkų viltis iškovoti pergalę. Iš viso jis pelnė 27 taškus ir atkovojo 9 kamuolius. 22 taškus ir 8 atkovotus kamuolius pridėjo Rokas Jukonis. Firmistos gretose rezultatyviausias buvo 25 taškus pelnęs Darius Kibiltis. Studentai dominavo po krepšiais, nors 4 žaidėjai žaidė be keitimų, bet jiems jėgų užteko ir jie laimėjo lentą 41-25. Po apmaudžiai iš rankų išleistos pergalės šeimininkai nepanoro pasidalinti mintimis, bet svečių treneris Vytautas Patalynas džiaugiasi, kad pavyko užsitikrinti saugesnę vietą turnyrinė lentelėje prieš pat atkrintamąsias varžybas. Mums turbūt buvo svarbiausios varžybos, sakykime, šį sezoną pogrupėje. Jeigu būtumėm pralošę, buvo visokių scenarijų, galėjome likti ir 5 galbūt, nes kitos komandos turi kažkaip tai geresnį biškelį tvarkaraštį, ta prasme, komandas žemesnės už save. Mes turėjom paskutinės varžybas aukščiau savęs stovinčią komandą, kuri nusiteikusi yra tikrai gerai. Ir pradžiai liktai jie ir pirmavo ir jau buvo pasiryžę mus tikrai nukauti, bet vyrai surado savyje jėgų ir labai šaunuoliai, aš džiaugiuosi ir linkiu, kad jie ir toliau taip kautųsi ir atkrintamuose. O šiaip rungtynės buvo tikrai gražios ir sunkios ir atlaikėm tą tokį spaudimą, atlaikėm jų tritaškių laviną ir pabaigėm tikrai pergalingai ir aš to džiaugiuosi.